Ko Lietuvoje vyksta protesto akcijos, badavimai, streikai, boikotai, kainų karas. Aš jau ėmiausi sprendimų ir aprūpinau visus Lietuvos gyventojus pirmo būtinumo prekėmis ir deficitinėmis prekėmis. Tai sakykit, tetulė, už kur šiemet balsuosit? Nu, už nieko. Kad tas pats, ar balsuoji, ar nebalsuoji, nieko naujo nepadaro, tik savo į kišenes kraunasi, nežiūro nei tų vargstančių pensininkų, nei naudos aš jokios neturiu ir vargstu. Tai mane išrinkit, mes už jūs pasirašysim balsus ir prikrausim kalafiorų į kišenius. Va, nu tai ačiū. Kol Lietuvoje vyksta skandalai po skandalų, kol politikai verslininkams praleidinėja palankius įstatymus, kol imami kyšiai stambiu mastu, aš priėmiau sprendimą ir nusprendžiau atsisėsti į kalėjimą keliems metams, kad su manimi netyčia kas nors politiškai nesusidarotų, kad aš nebūčiau sukompromituotas ar netyčia nepaimčiau kažkokio kyšio. Už kandidatą vyrai ir moterys!